Sveiki, šiame vaizdo įraše kalbėsiu, kaip taisyklingai rinkti tekstą. Taigi, kaip ir rašant ranka, taip ir čia sakinys yra pradedamas iš didžiosios raidės. Na ir galime rašyti dar vieną saulėtą, tarkime, diena ir po sakinio yra dedamas atitinkamas skiriklis, šiuo atveju taškas. Nereikia prieš jį palikti tarpo, tai taškas, kablelis, kabletaškis, dvitaškis, šauktukas, klaustukas ir kiti skyrybos ženklai yra dedami iš karto po žodžio ir tik po jo paskui paliekamas yra tarpelis. Tarp žodžių yra dedamas po vieną tarpą, tikrai nereikėtų daugiau negu vieno tarpo ir to tikrai pakanka. Pasižiūrėti, kiek yra tarpų galite, jeigu kyla įtarimas, ar čia vienas tarpelis, ar čia du tarpeliai padėti, sakykime, čia yra režimas rodyti viską, paspaudus šitą matosi tarpelis, tai yra vienas taškelis. Tai būtent šitoj vietoje mums vieną tarpelį reikėtų ištrinti, kad paliktų tik vienas tarpas. Jeigu šitas režimas erzina, mes vėl paspaudžiam šitą ir išjungiame. Toliau, kaip ir sakiau, visi skyrybos ženklai yra dedami iš karto po žodžio, tai tarkime turime kokį nors ei ir mums reikia šauktuko, tai tiesiog padedame šauktuką, ar tau patinka žiema, tarkime, ir dedame klaustuką. Tai va tokiu būdu visi skyrybos ženklai, kaip matote, yra dedami iš karto po žodžio ir po jų yra paliekamas tarpas. Tai šituo reikėtų vadovautis. Arba, tarkime, yra spalvos ir dedame dvitaškį ir vardiname spalvas. Raudona, geltona, žalia, sakykime, ir dedame vėl tašką. Dabar renkant tekstą kartais prireikia ir kitų simbolių, tai tarkime kalbu apie kabutes. Kada yra įjungta lietuviška klaviatūra, kaip šiuo metu mes turime visas specifines lietuviškas raides, tokias kaip E, Ž, Š, Č ir taip toliau, tai lietuviškos kabutės, kurios esame įpratę pradžioje dedasi apačioje, o gale dedasi viršuje, tai lietuviškos kabutės taip ir rašos. Paprastai rašomos, na ir tada paprastai paimsiu į kabutės. Tai lietuvių kalbai esant įjungtai lietuvių klaviatūrai, kabutės pačios nukrinta į apačią ir prašau žodį paprastai ir vėl dedu kabutės ir jos jau yra viršuje. Taškas, kaip matote, dedamas iš karto po kabučių, nepaliekamas yra joks tarpelis. Jeigu toliau tekstas būtų, o ne skiriklis, ne skyrybos ženklas, tada reikėtų palikti tarpelį. Šiuo atveju jau turime lietuviškas kabutes. Apačioje yra kaip devynetukai, jeigu pasididintume, pamatytume, viršuje yra kaip šešetukai. Jeigu mes turėtume nelietuvišką klaviatūrą, anglišką, bandant padėti kabutes, man kabutės jau atsiranda viršuje. Tai čia, sakykime, galime parašyti, kad tai yra angliškos kabutės. Ir dabar toje vietoje vėl padėjus kabutės, man jos vėl pasideda viršuje. Va čia jau turime angliškas kabutes. Dabar, jeigu jums reikėtų neperjungius klaviatūros ir gauti lietuviškas kabutes, arba kažkokia turėtumėt problemų ir automatiškai jos neatsirastų, tai tam galime panaudoti kabučių kodą, kuris gaunamas nuspaudus klavišą Alt ir jį laikant, pliusas reiškia, kad laikant, surinkti skaitmeniniai klaviatūrai 0132. Šitokį padarius mes gauname lietuviškas kabutes. Aš dabar nuspausiu Alt 0132 ir turime apatinės lietuviškas kabutes. O palieku tarpelį, o klavišų kombinacija Alt ir plus 0147
mums duoda viršutinės kabutės. Va, mes turime viršutinės kabutės. Tai su šituo mes buvome gavę apatinės kabutės, o su šituo kodu mes gauname viršutinės kabutės. Tai tokiu būdu galime tikrai jas naudoti. Jeigu mums yra reikalingi skliausteliai, tai jie yra tiesiog prilipę prie tų žodžių, kurie yra skliausteliuose. Skliausteliuose rašomas tekstas yra papildomas tekstas, taip, yra pagalbinė, čia parašysiu priemonė. Taip, ir kaip matote, skliausteliai yra prilipę prie to, kas yra skliausteliuose. Jeigu paskui būtų po skliaustelių iš karto skiriklis, tai jis ir dėtus po skliaustelio iš karto, taip kaip ir čia po kabučių iš karto dėjosi, kadangi tai yra tekstas, mes dedame tarpelį. Na ir toliau, kaip matėte, aš nekėliau niekur, kol kas nespaudžiau Enter, tiesiog tekstas, kada žodis nebetelpa eilutėje, tas žodis perkeliamas į kitą eilutę ir turime va tokį paprastą tekstą. Enter, perkelimą į kitą eilutę, klavišas Enter, jis naudojamas tik tada, kai norime pradėti naują pastraipą. Jeigu aš dabar norėčiau pradėti naują pastraipą, paspaudžiu Enter ir jau dabar šita pastraipa yra nustojama rinkti toliau, neberašomas ir rašomas iš naujos eilutės ir turima galimybė jau kitą pastraipą pradėti. Dabar dėl brūkšnelio. Brūkšnys ir brūkšnelis yra. Tai brūkšnys yra ilgas, aš čia parašysiu ir dabar atkreipkite dėmesį, čia matote trumpą brūkšnelį, bet kai aš padėsiu ar tai skyrybos ženklą, ar tai kablelį, ar tai tarpelį, jis iš karto pailgės man. Tai va toks ilgas brūkšnys, jis atsiranda, kada padedamas yra tarpelis iš abiejų pusių. Bet kartais bus reikalinga, kad mums ilgas brūkšnys turės būti rašomas be tarpelio. Pavyzdžiui, rašant intervalus arba nurodant, tarkim, kelias Vilnius Kaunas arba koks nors amžius 19-10, tai tada mums tas ilgas brūkšnys yra reikalingas. Ir jis jau yra reikalingas be jokio tarpelio. Tarkime, va čia aš noriu parašyti, tarkime, 19-20 amžius. Gal tiksliau rašysiu 19 ir dabar ilgo brūkšnio man reikia, tai norint gauti ilgą brūkšnį, mes naudojame vėl klavišų kombinaciją, parašysiu skliausteliuose, dabar panaudosiu Alt 0150, ilgas brūkšnys, na ir 20 amžius. Vat ir turime jau tą ilgą brūkšnį be jokių tarpelių ir kitaip mes jo neišgausime, kaip tik tai, jeigu yra be tarpelių, kaip tik panaudojant kodą. Tai kodas dar sikelis sakau, yra Alt plus 0150. Ir tokiu būdu, panaudoju šitą kodą, mes gauname ilgą brūkšnį. Taip pat, jeigu, sakykime, reikėtų nurodyti metus, mes galime ir metus nurodyti, kada aš, tarkim, mokaus 2000-aisiais, vėlgi Alt 0150 ir 2015 metais, kažkas tai vyko. Tada jau yra reikalingas ilgas brūkšnys. Na, o trumpas brūkšnelis yra naudojamas tada, kada jūs norit, sakykime, trumpinys, kada yra koks nors trečiasis, tada yra trumpas brūkšnelis, kada mes turime kokią nors 10, kaip pavyzdys, kada yra, sakykime, pavardės, tarkime, Kymantaitė,
brūkšnelis Čiurlionienė. Va. Ir tokiu būdu yra dedamas trumpas brūkšnelis. Tai va tiek trumpai apie tos pagrindinius skyrybos ženklus, apie skliaustelius, apie kabutes lietuviškas ir angliškas, ir ilgus ir trumpus brūkšnius. Ir aš manau, kad renkant taisyklingą tekstą tikrai pravers.